kaip sumažinti šilumos energijos nuostolius palėpėje. Pasitaiko, kad net ir apšiltinta palėpė greitai atvėsta. To priežastys gali būti viena su kita nesusijusios klaidos. Pažiūrėkime, kokios jos. Pirma klaida – šilumos izoliacija įrengta tik tarp gegnių. Klojant tik vieną izoliacinį sluoksnį, nesvarbu kokios storio jis būtų, negarantuojame, kad palėpėje bus šilta. Vietoje, kur susiduria mineralinė vata ir gegnės, gali susiformuoti linijiniai šilumos tilteliai. Dėl to energiniai šilumos nuostoliai padidėja keliais procentais. Tam, kad sumažintume šios energinius šilumos nuostolius, rekomenduojame įrengti antrą izoliacinį sluoksnį po gegnėmis kita kryptimi. Atsižvelgiame į tvirtinimo elementus ir karkasą. Kita dažna klaida – nesandariai įrengtas garo izoliacinis sluoksnis. Kai garo izoliacija sumontuota nekokybiškai, tai pastatas praras daug šilumos energijos. Dviejų šiltinimo sluoksnių sistema, apsaugota sandaria garo izoliacija, užtikrina tinkamus palėpės šiluminius parametrus. Dar viena klaida – neužtikrintas vientisumas mineralinės vatos sujungimo vietose. Šilumos izoliacijos vientisumas, derinant vienas po kito einančius sluoksnius, labai svarbus tose vietose, kur stogo šlaitas susijungia su lauko fasadinė ar šoninė siena. Tai sumažina šilumos nuostolius ir užtikrina garso izoliaciją, taip pat maksimaliai sumažina galimybę, kad į izoliacinį sluoksnį pateks drėgmė. Tokiu būdu apšiltinta palėpė namo gyventojams suteiks šiluminį komfortą ir ilgam išsaugos šilumą.